Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Gailė Jaruševičiūtė Mockuvienė. Šiandieną laidoje LT savaitė svečiuojasi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Sveiki. Sveiki. Tai nežinau, čia turbūt perspektyvos klausimas, kas labiausiai šią savaitę rezonavo, bet tikrai daug dėmesio sulaukė, galbūt ir norėtųsi pradėti nuo šitos temos, tai yra LRT tyrimo skyriaus paviešinta informacija apie premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinės Aistės Sinkevičienės karjeros aplinkybės. Paaiškėjo, kad jį dirbo Kauno rajono savivaldybėje, kuri, taip jau kalbama viešai, kad yra nemažoji socialdemokratų įtakos sferoje, nemažai ten yra asmenų būtent iš tos partijos. Ir taip pat, dar ten daugiau turbūt net klausimų sulaukia jos įdarbinimas Kauno rajono savivaldybės Raudondvario dvare. Jis ten dirba pusę etato, nuotoliu ir, čia turbūt daugiausiai tokių abejonių sukėlė tai, kad įstaigos darbuotojai nelabai apie tokią kolegę buvo girdėję ir jos matę. Tai čia, ir kritikos, ir visko, ko tik buvo, tačiau norėjau paklausti, kaip jūs vertinate visą šitą istoriją, ar čia yra tiesiog toks bandymas ieškoti skeletų, nes naujas premjeras, ar čia visgi reikėtų rimtai pasižiūrėti visus tos keliamus klausimus. Šiaip visiems politikam, kurie užima bent kiek svarbesnės pozicijas, tą skaistyklą tenka praeit ir neišimtis yra, aišku, ir premjeras, ir jo aplinka, ir jo žmona, natūralu. Aš nežinau, kiek jis to tikėjęs, kiek nesitikėjo, bet aš vienam iš interviu ir sakiau, kad reikia jau nusiteikti dabar, kad teks atsakyti į įvairiausius klausimus, kurie yra susiję su artimaisiais. Ir nieko čia nepadarysi. Tokia yra politikų dalia. Jie pasirinkę tą viešumą, turi su tuo ir susitaikyti. Pats įdarbinimas savaime ar dirbimas dviejose vietose, turbūt sutiksit, savaime nereiškia nei kažko blogo. Aš kai dirbau, irgi 3 darbuose dirbau, kol ne politikai buvau, bet niekas nelaikė to kažko blogu. Kaip tik, kai tu negauni darbo užmokesčio iš vieno kažkokio darbo, tai daug rasim turbūt Lietuvoje žmonių, kurie dirba ir 1,5 etato, ar tiek, kiek ten yra leidžiama. Ir tokiu būdu užsidirba savo atlyginimą, kokio jie norėtų. Bėda aš čia tik matyčiau tada, jeigu žmogus, sakykime, dirba ne pagal savo kompetenciją, arba ten nedirba visai. Tai aš suprantu, kad ten kolegos kažko gali nežinot, bet kaip jūs čia ir paminėjote, aš šiaip visų tų aplinkybių ir nežinau, ten nuotolį, nenuotoliu, ką ten daro, kokios ten darbo užduotis yra, bet jeigu nuotolį dirba, tai gal jeigu niekada ir nesutiko, gal ir nežino, tai vadovą tiesiogiai nereikėtų klausti, kuris ten matytas užduotis deleguoja, ir jeigu vadovai tas užduotis atlieka ir padaro, tai gal gerai. Bet čia tikrai ta istorija atrodė keistai, nes kai skambina vadovės pavaduotoja ir jis sako, kad apie tokį asmenį negirdėjus, o tai yra viešųjų ryšių atstovė, jos kontaktai nėra skelbiami, su jos susisiekti yra pakankamai sudėtinga, kol ten atsikapstė iki to kontakto, tai gal tai labiau klausimų sukelia, kiek čia yra įsitraukus į tą darbinį procesą, kiek galbūt... Aš sutinku, bet sutikit, kad čia jau yra toks, labiau gal vėlgi darbuotojo, ko geras santykis, man labai sunku ten ką nors komentuoti, nežinant, kokios ten funkcijos jai yra pavestos, ką jinai ten daro, gal jinai ten tikrai kažką, nežinau, maketuoja, nuotoliu ten daro, žmonių yra tokių, kurie po COVID dabar nuotoliu dirbančių rasit tikrai labai daug. O šiaip, kaip jūs minėt, kad savivaldybėse, kur atsiranda valdžioj, tam tikra politinė jėga, natūralu, kad jie matyt pradeda traukti savo politinės krypties žmonės. Ir aš labai abejoju, kad čia socialdemokratai yra kokia nors išskirtinė išimtis. Užtat man, kai aš tą tyrimą pamačiau, aš taip ir pakomentavau, man, sakau, būtų labai įdomu pamatyti visas savivaldybės, pamatyti, ar čia yra kažkokia išskirtinė viena,
Ar čia yra kažkokia tendencija, kur jau jeigu kažkokia politinė jėga atsiranda, jinai tada ir būrė, ir traukia, natūraliai traukia. Čia aš matau dabar opozicija komentuoja, kad jeigu čia politinė pasitikėjimo, tada viskas gerai, bet jeigu ne, tai negerai. Negerai, sakau, tik tokiu atveju, jeigu žmogus ne pagal kompetenciją kažko ten nedaro, nepadaro. O šiaip tai užuojauta visų politikų artimiesiam, nes, sakau, man susidaro toks vaizdas, kad jie gyvi turėtų po žeme visi sulyst, jeigu jau ir gali dirbti. Ir karjeros nedaryti. Tai geriausiu atveju kur nors privačiam sektoriui, kad jau gink dieve kas nors ko nepagalvotų, nes aš irgi daug visokių turiu klausimų politiniam oponentam, kurių žinau tikrai ne vieną artimai ir šeimos žmogų gaunantį ir pozicijas ir dirbantį, bet nebūtinai tas kažkur surezonuoja ir taip yra numetama, sakoma, bet ar turit priekaištų dėl kompetencijos? Pasigilin, neturiu, tik nėra prie ko kabinėtis. Bet, aš taip suprantu, kad irgi pavyzdį duodat kitas partijas, kur galbūt ten kiti merai ar ten kitos tarybos dominuoja, kitų partijų turiu omeny, tarybos dominuoja ir ten darot prielaidą, kad irgi galima būtų tam tikrų ryšių ir sąsajų surasti ir tam tikrų partinių, priklausomybių ir taip toliau. Bet, čia yra toksai atskiras, būtent konkretus atvejis, kuris dabar viešoje erdvėje yra aptarinėjamas, ten yra ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime, Raudondvario dvare įdarbinta, taip pat Kauno rajono socialdemokratų lyderės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti asmenys. Ten tiesiog dabar jau visų nesuvardinsiu, bet yra visas pulkelis. Tai aš tada tokį perspektyvinį klausimą keliu, gal nebūtinai apie šitą situaciją, bet bendrai, žiūrint į tas tendencijas, kurias jūs taip pat brėžiat, ar čia yra problema? Ar čia yra problema, kad, susidaro vienaip ar kitaip toks įspūdis, kad, savi darbina savus? Vėlgi, man labai sunku pasakyti, nematant kažkokio bendresnio vaizdo, nes iš vieno atveju čia mes dabar kaip ir darom kažkokias apibendrinančias išvadas. Bet šiaip, jeigu tai pasižiūrėti tiesiog paprastai gyvenimiškai, juk jeigu tai nėra konkursinės pareigybės, o ne visos tikrai yra konkursinės, ar ne, ir aš nežinau, kaip šiuo atveju yra, ar tai yra konkursinė pareigybė vadovam, paprastai, man atrodo, ten tik konkursai gal, bet vėl, sakau, nenoriu nusišnekėti, nenoriu čia kažko prikomentuoti, nežinodamas, bet mesgi ir ieškom žmonių ir klausiam rekomendacijų, paprastai ieškodami darbuotojų, iš tų, kuriuos pažįstam. Ir natūralu, kad ratas, su kuriuo bendraujam, kurį pažįstam, ir prirekomenduoja tokių žmonių, tai su kuo bendrauji, iš to rato pas tave žmonėsgi paprastai ir atkeliauja, ar ne? Tai ar dabar reikėtų būtinai paprašyti, kad būtų būtinai ne iš to rato, nerekomenduoti kažkokią žmonę. Aš nežinau. Sakau, man tai yra problema, jeigu žmogus be kompetencijos fiktyviai kažkaip būtų, tarkim, įdarbintas, nedirbtų darbo, tada yra problema. Ir tai nesvarbu, ar tai yra politiko tada artimasis, ar jisai susijęs partiškumo kažkokiu principu ar ne, apskritai tai būtų problema. Ar ne, jeigu žmogus sėdi kažkur, gauna atlyginimą, nieko nedaro, neturi kompetencijos, tai nesvarbu. Ar tai premjero, ar premjerės žmona, ar vyras, koks skirtumas, šiaip neturi tai būti. O ar ten taip yra, ar nėra, aš negaliu pasakyti, todėl kad nežinau. Bet čia tada galima tokią išvadą daryti, kad labai apsimoka stoti partijas, labai daug ryšių ir tada lengvesnės įsidarbinimo galimybės. Irgi galima tokią bet tai yra organizacija, kuri siekia politinių tikslų, užima pozicijas, tada per ten ateina žmonės pirmiausia, aišku, į politinius postus. Tai taip yra, žmonės, kurie mato save politikai, mato kažkokiose pozicijose, eina į organizacijas, eina dirbti, nori karjerą daryti ir pasakyti, kad taip neturėtų būti, kad žmonės neturėtų eiti partijas, jau šiaip jos yra tiek nustekentos, visiškai devalvuotos, labiausiai nepasitikima jomis kaip organizacijom. Ir sakau, aš tikrai nenoriu ant partijų pilt kažkokią tai purvą, pasakyti, kad buvimas, priklausimas jau savaime reiškia, kad jeigu mes dabar pasakytumėm, kad jeigu būsi partijai, tai negausi jokio darbo, įsivaizduojat, kaip tas skamba, ne? Tai ten eitų turbūt, aš nežinau kas,
Ligoniai kokie? Tiesiog turbūt toksai diskusinis klausimas, kaip sukurti tas tokias lygiateisės galimybės tiek tiem, kurie yra partijų nariai, tiek tiem, kurie yra nepriklauso jokiai. Tikrai, čia aš su jumis absoliučiai sutinku. Kiekvienam darbe žmogus turėtų pirmiausia turėti kompetenciją ir aišku pasitikėjimą savo vadovą, nes tas irgi yra labai svarbu. Tai dar taip apibendrinant šitą tematinį bloką, dėl visos šitos istorijos, būtent dėl Sinkevičienės įdarbinimo aplinkybių ir taip toliau, Seimo antikorupcijos komisija čia paskelbė šią savaitę, kad šauks posėdį, aiškinsis kažką. Ar jūs sutinkate, kad tokio posėdžio reikia ir gal kažkokio aiškumo įneštų ir tų spekulacijų sumažėtų? Toks jų darbas, jeigu jie mato tam pagrindą, tai tegul kviečia, tegul aiškinasi ir gal tada mažiau kažkokių klausimų kils, kai jie gaus atsakymus, jeigu ten kažkokį tyrimą nuspręs pradėti. Tai svarbu tik tiek, kad tai neišvirstų vėl į kažkokį politinį susidorojimą ir formalų kabinėjimąsi vien dėl to, kad tai yra politiko artimasis. Nes man yra tekę išgyventi lygiai tokią pačią situaciją, ne tokią pačią, bet su artimu žmogum, su sutuoktiniu susijusią situaciją, kada buvo formaliai kabinėjimas dėl kažko ten neįrašius į deklaraciją, aš nepadeklaravau, kad esu ministras, ten mano žmona kažko irgi neįrašė kažkur ten kažkokios formalybės ir dėl to pusę metų skatinimo net negalėjo gauti savo įstaigoj. Nors visi suprantam, kad čia yra, apie ką tai yra. Būdas formaliai prikipti prie kažkokio tai dalyko, kuris, leidžia kurti politiniam oponentam tiesiog tam tikrą naratyvą, o kad tai yra bandoma daryti, aš matau, disertacijos skaitomos, ten tyrimai daromi, tokia dalia yra politikų, teks tos klausimus atsakyti, aš juokaudamas esu sakęs, kad žmonės apie mane žino daugiau, negu aš pats žinau dabar, kai aš atėjau į politiką, nes yra tikrai tokių dalykų, kur kitą kartą vardina ar primena, kur jau pats net pamiršęs būni. Jūs net ne premjero pareigose, tai ką kalbėjote? Bet buvau ministru kažkada, tai teko praeiti visą šitą reikalą. Taip, gerai, tai gal eikime prie kitų tematikų, nes daugiau čia klausimų šią savaitę sulaukia dėmesio. Tai šią savaitę vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministro Martino Katilino siūlymui atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos ilgametį vadovą Rustamą Liubajevą iš pareigų. Čia visa ta istorija buvo daug apkalbinėta, aptarta ir panašiai, kodėl visgi buvo tas sprendimas priimtas, buvo nutylėtos tam tikros aplinkybės dėl pasieniečių, užpultų, neteisėtų migrantų, užpultų pasieniečių ir visos tos istorijos, kurios po to išlindo į viešą erdvę. Bet čia turbūt esminis dalykas, kad klausimas keliamas, kiek ši istorija yra pakankama tam, kad vadas būtų atleistas iš pareigų. Ir čia mato tam tikrų dinamikos niuansų su būtent naujuoju ministru ir tuo, kad galbūt apskritai Rustamas Liubajevas jam kaip FSAT vadovas buvo galbūt nepalankus ir buvo tam tikrų įžvelgiamas spaudimo elementų. Čia daugiau opozicija kalba apie tai. Aš užtat ir norėjau paklausti, kaip jūs matote šitą istoriją, ar tai buvo pakankamas argumentas atleisti jūsų nuomonę tarnybos ilgametį vadą ir apskritai, kaip čia vertinat tas audras po to kilusias? Aš kaip suprantu, jis visgi neatleistas buvo, bet nusprendė dvišalių sutarimų pats pasitraukti, sutarė. Tai, vėlgi, čia turbūt galim du dalykus nagrinėti, kiek, kaip jūs sako, tos istorijos užtenka ar neužtenka, kad toks sprendimas būtų priimtas. Aš sakyčiau, kad vargu ar tai yra vienintelis kažkoks dalykas, dėl ko tokie sprendimai gimsta apskritai, nes to nepasitenkinimo tam tikro iš įvairių politikų, dėl to, kaip vyksta sienos apsauga, atsimenam čia balionus visus šitos ir panašius dalykus, daug visokių dalykų, vieni labai gerai vertina buvusi vadą, kiti turi kažkokiu tai priekaištų. Bet kai kalbam apie ministrą ir institucijų vadovus, turbūt yra labai svarbu pasitikėjimas. Ir man, žinot, kas labai užkliuvo, čia gal atsisiejant nuo konkretaus žmogaus, tai tokie
pastebėjimai, kad, suprask, ministras yra jaunas ir kvailas, nieko neišmano ir buvimas ministru dar savaime negarantuoja pasitikėjimo kažkokio. Net tokie komentarai buvo pasipylę. Suprask, jam ir nereikėjo ten kažko žinot, nes jis vis tiek nesuprastų. Per durnas yra, kad suprastų. Tai mane tas, tiesą sakant, kaip politika, tai glumina, todėl kad iš ministro yra reikalaujama paskui atsakomybės, ar ne, jis yra kviečiamas, klausimą atsakyti, klausimus vyriausybės valandoje ir panašiai, jis turi žinot informaciją. Ir aš nežinau visų aplinkybių, kas ten, kur buvo nuslėpta, nenuslėpta, pasakyta, nepasakyta. Ir kad ir kokie būtų tobuli vadai, aš tikrai, man ir vyriausybei dirbant teko pažinti ir per COVID-ą, tikrai aš neturėčiau jam kaip tuo metu, kaip vadui, priekaištų, tikrai puikiai dirbom ir visokių drauge bendrų darbų buvo, jis puikiai tvarkėsi. Bet gal atsitiko kažkas daugiau, dėl ko tas pasitikėjimas susvyravo ir matyt sutarė ir vadas suprato, kad galbūt tie nesutarimai trukdytų institucijos darbui ir priėmė tokį sprendimą. Tai nesinorėtų, kad čia būtų kažkokia vendeta jam kaip pareigūnui, nes tikrai jisai turi didžiulę ir patirtį, ir kompetenciją ir būtų gerai, kad valstybė neiššvaistytų jos. Ir jam atsirastų vieta, kuris tą kompetenciją galėtų realizuoti, galbūt kitoj vietoj. O ministro darbas yra turėti informaciją, turėti pasitikėjimą vadovais ir jeigu ten kažkas nesuveikia, man žinot, kas yra juokingiausia, kai kritikuoja tie, kurie patys mėtė vadovus. Čia aš kalbu apie buvusią VRM ministrę Bilotaitę, kurią atsimena ten Pociaus istoriją, kuri vyniojasi ir irgi ten Seime buvo kviečiama ir prašoma atsakinėti klausimus, bet jinai šiandien labai drąsiai aiškina, kaip čia turėtų ar neturėtų būti. Tai aš siūlau kartais pasižiūrėti veidrodį, atsisukti gal straipsnius paskaityti, atsisukti video ir pažiūrėti, ar tikrai ministrai ir anksčiau nepriiminėdavo kažkokių sprendimų, tokių, iš esmės dėl matyt susvyravusio kažkokio, nežinau, dėl pasitikėjimo ar panašiai, kur čia labai sunku yra įvertinti. Ir aš manau, kad ta istorija turbūt nėra čia vienintelis kažkoks pagrindinis dalykas, dėl ko taip įvyko. Čia irgi opozicija kalba, kad tikrai Rustamas Liubajevas labai buvo viena iš tų centrinių figūrų, kuri padėjo susitvarkyti, gal jau galima sakyti, su migrantų krize pačiam tam karščiausiam taške. Ta situacija dabar irgi yra įtempta, yra ir dronai, yra ir tie patys migrantai, kurie vis tiek yra matyti Baltarusijos režimo toliau naudojami kaip tam tikra priemonė. Tik tai jau valstybės ten keičiasi, priklausomai nuo bendros turbūt situacijos. Daug visokių iššūkių tenka valstybės sienos apsaugos tarnybai ir mes dabar vadovo neturim. Ministras pasvarstė, kad bus pasirinktas tikrai geriausias variantas iš visų įmanomų galimų, bet dabar dar kol kas sprendimai nepriimti. Ar čia tada klausimas, suprantu, kad pasitikėjimas ministro vadu yra labai svarbus aspektas ir jeigu jo nėra, turbūt sudėtinga dirbti ir formuluoti užduotis ir taip toliau, bet ar reikėjo galbūt tada taip skubiai, tokioj, tikrai įtemptoj, geopolitiškai ir bendrai objektyviai įtemptoj situacijoje priiminėti tokius sprendimus ant karštųjų? Gal čia nebus geras palyginimas, bet žiūrėkit, Ukrainoje kariuomenės vadus keičia, ar ne? Kariaudami, tai jau gali būti kas nors baisiau kaip karas valstybė, ar ne? Ir tai keičia. Nes turi tam kažkokiu tai priežasčių, nežinau, pasitikėjimo, nepasitikėjimo, gal tikisi kažkokių kitokių sprendimų. Vėl man labai sunku, sakau, yra komentuoti, nežinant viso ten turinio, nežinant to tarpusavio santykio ministro ir buvusio jau dabar vado. Nežinau, kaip ten ta chemija susidėliojo, kas ten buvo ar nebuvo. Gal jie patys kažkada anksčiau ar vėliau daugiau pakomentuos, bet nėra turbūt gero meto niekada, todėl kad siena visada yra toks jautrus taškas ir anksčiau ir vėliau ateitų kadencijos pabaiga, keistųsi vyriausybės, čia daina be galo, ar ne? Kada yra geras metas, ką nors daryti. Jau turi nusimatęs gal kitą kandidatą, kuris galėtų perimti? Nežinau, aš tik tai norėčiau palinkėti, kad neužtruktų, nes, kaip jūs teisingai ir sakot, laikinumas bet kuriai institucijai nėra gerai ir ypatingai, jeigu situacija nėra
rami, o jinai tikrai nėra rami, kaip jūs teisingai ir sakot, prie sienos visokių yra grėsmių ir naujų, ir senų, ir jas tikrai reikia valdyti, tai įstaiga be vado neturėtų likti ilgam ir aš noriu palinkėti ministrui, kad jisai tą sprendimą greitai rastų. Gerai, dar yra kitos temos ir šiek tiek jau į kitą sferą peršokim, bet labai svarbus aspektas ir tema ir daug čia, apskritai jautriai sureagavo visa visuomenė natūralu į šitą klausimą. Tai yra skandalas vėlgi bažnyčioje dėl įtariama, kad pedofilijos atveju, tai yra du kunigai vienaip ar kitaip įsipynę į skirtingos istorijos, skirtingos bylos, bet vienas yra kaltinamas, įtariamas nusikaltimai susijusiai su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą ir kitas yra būtent dėl disponavimo vaikų pornografiją. Ir čia, jau iš tiesų labai nemažai kalbėti apie šitą istoriją, galbūt nenoris vėl po detalę kartotis, bet čia nemažai kritikos vis tiek yra sulaukę bažnyčios pozicija. Po kelių dienų tylos visgi Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas viešai pasisakė, pakomentavė, davė ten kelius interviu ir viešus pasisakymus apie visą šitą istoriją ir jie taip pat sulaukė kritikos. Kritikuota, kad arkivyskupas visgi turėtų aiškiau prisimti atsakomybę, kaip apskritai Lietuvos bažnyčios vadovas ir nepermetinėti jos tai bendrai, kad čia tarsi yra visuomenės bendras skaudulys, o ne šiuo atveju konkrečiai bažnyčios jau problema. Kalbant apie šitas istorijas, kaip jums pasirodė būtent Lietuvos bažnyčios vadovo pozicija viešai ištransliuota? Vėlgi, man sudėtinga gal imtis vertinti bendrai visą tą poziciją, nes aš girdėjau ir atsiprašymą, girdėjau ir pripažinimą problemos ir girdėjau tą pasakymą, kad ieškosim būdų, kaip užkirsti kelią tokiem atvejam pasikartot ateityje ir aišku, kad tokie atvejai, kai jie įvyksta organizacijoje, kuri pati formuoja tam tikras moralinės, sakykime, normas, yra moralinis autoritetas ir nepretenduoja būti moraliniu autoritetu visuomeniai, tai tas ypatingai skaudžiai atsiliepia pačios visuomenės reakcijom. Čia kaip girtas policininkas už vairą, ar ne? Tu kaip ir turėtum pats būti pavyzdžiu, jeigu pas tave atsitinka įvyksta tokie nusikaltimai, tai labai sukelia didelį rezonansą, labai paveikia visuomenę ir labai sunku pasakyti, ką turėtų pasakyti tada, kad visuomenė, aš sunkiai įsivaizduoju gal tokius žodžius, ką čia reikėtų pasakyti, kad tai nebesukeltų, sakykime, ar pykčio, ar kažkokių tai reakcijų, nes tos reakcijos yra natūralios, ar ne? Pikta, iš tikrųjų, ir pikta, ir skaudu, ir neramu yra, kas ten vyksta, ar ne? Todėl, kad vaikai yra pažeidžiamiausia, viena iš pažeidžiamiausių visuomenės grupių. Bet kur aš sutinku su Grušu, tai nėra tik bažnyčios kontekste vykstanti problema. Turbūt ir jūs sutiksit, ar ne, kad žmonių, kurie susiduria su vaikais, yra ne tik bažnyčioje, jų yra daugybė vietų. Ir jeigu mes kalbam ne apie konkretų atvejį, o kalbam apie problemą kaip po tokią, tai negalima tikėtis, kad Grušui prisėmus atsakomybę, pedofilijos Lietuvoje neliks, ar ne? Kad ir ką jis ten be pasakytų, kad ir ką jis be padarytų bažnyčiai, aš taip suprantu šitą komentavimą. Čia nebandymas numesti, sakykime, atsakomybę nuo savęs, bet bandymas pasakyti, kad į ją reikia žiūrėti šiek tiek platesniam kontekste. Dėl to visi tie ir siūlymai dabar atgimsta ir dėl seksualinių nusikaltėlių registro, ir panašus dalykai, kurie šioj konkrečioj situacijoj turbūt nebūtų išsprendę situacijos, ar ne, ir bažnyčiai reikia kalbėti, kaip sukurti aplinką, kad žmonės, kurie patiria seksualinę prievartą, ar ne, tokius dalykus, kad jie turėtų kur pasisakyti, kad jie nebijotų tą daryti, kad kunigai patys apie tai atvirai
kalbėtų ir ragintų žmonės ar ne tos drąsos turėti ir kad jiem pagalba būtų suteikta. Bet sakau, tuo pačiu metu aš matau visoje šitoje situacijoje ir norą tam tikrą, tokį įspirt bažnyčiai ir ne, kadangi pasitaikė jau proga ir kontekstas, tai dabar jau viską ten prisiminkim, kas ten yra, kokių nuoskaudų prisikaupę, kas ką kur kada sakė, nepritarė kažkokiam ten sprendimui ir panašiai, tai žiūrėkit dabar, kaip čia tie komentarai girdėjau, neįleiskim dabar bažnyčios hierarchų ten į Seimą. Tai Seimo narių neįleiskim į Seimą. Čia yra radikalūs bet tai aš, kai žiūri tuos visus komentarus, iš jų ta mozaika dėliojasi, tokie, aš suprantu pyktį, aš suprantu reakcijas, bet sakau, neneigdami bažnyčios vaidmens, kur jinai pati ten turi susitvarkyti su savo reikalais, nebandykim įsivaizduoti, kad pedofilija bus išspręsta bažnyčiai. Gerai, aš dabar labai noriu sureaguoti. Aš manau, kad bent jau iš tų viešų komentarų aš nemačiau neigimo, kad bendrai šita problema bendresnių mastų neegzistuoja. Čia tiesiog galbūt yra tai, kad mes apie konkrečius atvejus, kurie yra bažnyčioje, kalbam. Taip. Ir lygiai taip pat, čia irgi reikėtų paminėti, kad bažnyčia turbūt kalbam kaip institucija bendrai, ne vien tik Lietuvos atvejai, ta prasme, žiūrėkim į kitų šalių pavyzdžius, į kaimyninę Lenkiją tą pačią, kur irgi yra dabar svarbi tema, yra opi problema ir visa kita, būtent pedofilijos atvejai bažnyčioje ir, kad tam tikrų problemų ir kad tam tikrų istoriškai žiūrint dangstimų, irgi, ką jau buvo kalbėta, perkelnėjant dėl kažkokių neaiškių priežasčių kunigus, kurie po to paaiškėjo, kad vienai ar kitaip šitose schemose veikia, yra bendrai žiūrint, bažnyčia kaip institucija ir nebūtent Lietuvos atvejai. Dabar mes kalbam apie Lietuvą ir apie labai konkrečius pavyzdžius. Tai mano klausimas yra tas, kiek be bažnyčios tokios atsakomybės ir kažkokio vidinio išsigryninimo apskritai galima būtent šitą atvejį spręsti ir matyti, vis tiek atsiriboti ir sakyti, kad tai yra visiškai bendra problema, negalima būtent šitų konkrečių. Oi, ne, tikrai aš nenoriu pasakyti, kad čia reikia atsiriboti ir pasakyti, kad bažnyčia čia nieko neturi daryti. Atvirkščiai, jinai tikrai turi ieškoti galimybių ir kaip tą problemą, sakykime, pirmiausia tai pripažinti, bet jinai, kaip jūs ir sakot, ir kitose valstybėse, ne vieną girdėjom istoriją, ir atsiprašymą, ir atlyginimą aukom, ir tyrimus, žodžiu, visokių tų praktikų, kurios dabar darosi, tokios, sakykime, gal kaip ir įprastos pripažįstant ir tas istorinės tam tikras problemas ir tai, kad vėlgi dėl tam tikro, sakykime, ir savo veiklos pobūdžio ir tam tikro uždarumo, ar ne, institucija galėjo turėti tam tikrų problemų. Tai niekas šito, aš manau, kad vėlgi nebando čia nei neigti ir sakyti, kad tik tai spręskim ten kažką aplinkui, bažnyčią palikim ramybei, gink Dieve, bet man atrodo, kad ir Grušo pasisakymuose taip nebandoma yra pasakyti. Yra bandoma pasakyti, kad ta problema yra platesnė negu tik tai bažnyčia, negu tik tai šita bendruomenė, bet aišku, kad ją reikia spręsti ir čia. Ir gal irgi, kas buvo sukritikuota, buvo užduotas vienam iš interviu, liktai LRT televizijoje, jam klausimas apie tai, ar reikėtų kažkokio audito ir tyrimo plataus masto bendrai aiškinantis visų šitų nusikaltimų mastą bažnyčioje Lietuvos. Ir jis pasakė, kad dar yra nelaikas šitam, mano, kad šiuo metu nebūtų laikas. Čia buvo pakankamai irgi mačiau susirezonavimo ir komentarų, tai kaip vertinat tai ir ar manote, kad reikėtų visgi Lietuvos bažnyčioje audito tam tikro? Aš manau, kad reikėtų ne tai, kad bažnyčiai kažkokio audito, bet jeigu mes norim tą problemą užčiuopti rimčiau ir suprasti, kiek jos kur ir kiek yra, tai vėlgi aš tą patį pakartosiu, kad jinai yra ne tik bažnyčia. Tai jeigu mes norim suprasti, išsiaiškinti, aš nežinau, kaip tą saugiai galima padaryti, kad žmonės nebijotų, nes čia sutikim, turbūt sociologinės apklausos labai sunku bus paimti ir padaryti taip, kad žmogus tiek pasitikėtų, kad jisai atsivertų, papasakotų ar nepripažintų. Tai neabejotinai šitą problemą ją reikia ir tirti, ir aiškintis, bet ne tik bažnyčiai.
Man sakau, kas visą laiką keistai skamba, kad padarykim bažnyčiai tyrimą. Aš suprantu, jeigu procesų kažkokį ten auditą padaryti, kur žmogus gali, negali ten pranešti ar panašiai, tvarkoj, bet tai tą turbūt čia ne apie teisėsaugos tyrimą kalbam, apie pačios institucijos kažkokius procesus, kaip padaryti, kad aukos galėtų pranešti ar ne, ir pagalbą gauti. Aš nežinau, kiek to dabar jau yra ten, kur daroma, tiek detalių visokių nežinau, bet jeigu norim problemą rimčiau užčiuopti, tai jos reikia ieškoti ne tik bažnyčioje. Aš nežinau, ar nenustebtumėm, kur nors ten paklausinėja apie ugdymo įstaigas, apie kitas vietas, visur, kur yra vaikai. Visur, kur yra vaikas, kur suaugęs susiduria su vaiku, visur reikėtų pasižiūrėti, kas ten vyksta. Ir kodėl ne, patyrinėkim, pažiūrėkim, kokio lygio tai yra problema. Aš nežinau, gal yra kokių tyrimų daryta, tikrai nesimsiu dabar komentuoti, bet jeigu ne, tirkim. Gerai, ir dar, tai bandant jau apibendrinti šitą tematiką, kalbama apie seksualinių nusikaltėlių registrą, kuriame pasidengtų ir turbūt šitie atvejai. Ir dabar dauguma kažkaip pritarė, nors anksčiau šitas klausimas strigo, atrodo, kad gal kažkokios perspektyvos yra toliau, kad galėtų būti iš tiesų šitie sprendimai priimti. Tačiau daug kas kalba apie tai, kad tai nebus sidabrinė kulka, nebus panacėja ir vis tiek reikia kažkokių kompleksinių sprendimų. Ir dabar, ką aš noriu paklausti, vienas iš jų yra medicininis gydymas, apie tai užsiminė Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė, kad galbūt reikėtų plėsti, galbūt netgi daryti kompensuojamus tokius vaistus žmonėm, kurie kreipiasi pagalbos ir turi polinkį į būtent šitų kampų. Ką Jūs manot? Šiau klausimas kaip buvusiam sveikatos apsaugos ministrui ir kodėl galbūt, jeigu tai būtų viena iš išeičių, dar vis tai nėra taip plačiai taikoma? Sutinku, kad registras nebus sidabrinė kulka, bet jisai yra svarbus elementas visoje šitoj dėlioniai, todėl kad, vėlgi, net jeigu žmogui laisvės atėmimo bausmė gresia ar ne, jeigu jisai kažkurį tai laiką praleidžia laisvės atėmimo įstaigui, jisai ten amžinai nesėdės ar ne, ir jeigu mes sakom, kad tai yra visgi sutrikimas, tai vargu, ar įkalinimo įstaiga tą sutrikimą ten kažkokiu būdu pagydys. Ir ne, jeigu tas žmogus vis tiek išeis į visuomenę ir būtų tobula, kad jisai neatsidurtų kažkur šalia vaikų ir ne tik formalioj įstaigoje, ar ne, kur dabar ten kaip ir QR kodų galima patikrinti, priimant į darbą ir panašiai. Yra visokių neformalių vietų, yra internetinė erdvė ir taip toliau. Tai visuomenė turėtų žinot, nuo ko jai reikėtų pasisaugot, kad pati proaktyviai galėtų tą padaryti. Tai registro reikia dėl to. Dabar dėl tos vadinamos cheminės kastracijos, kas yra kai kuriuose šalyse taikoma seksualiniam nusikaltėliam, aš prisipažinsiu, nesu pasiruošęs dabar pasakyti, kiek tai yra efektyvu, bet manau tikrai verta būtų pasiaiškinti. Ir čia tas kompensavimo klausimas yra, mažmožį sutikim. Aš nemanau, kad ten tie hormonai yra kažkokie labai brangus, kad čia būtų pinigų, sakykime, klausimas. Čia yra labiau turbūt, o kas iš to? Tai jeigu žmogus, tarkim, eitų gydytis ar ne, jeigu jis gautų tokį gydymą su priežiūra, tai tada kažkas, ar čia būtų kaip prievolė tada kiekvienam, kaip tada būtų su tuo registru, ar jis ten gal trumpiau tam registre būtų matomas ar kažkas. Žodžiu, tai yra viena iš kažkokių priemonių, kuri leistų matyti dalį rizikų suvaldyti. Bet aš nesu, pasiruošęs pasakyti, kiek tai yra efektyvu, ten, kur yra taikoma. Matyti, jeigu yra įvardinama kaip priemonė, matyti yra praktikų, kur tai yra gal pabandyta, kažkiek pasiteisina. Tai aš manau, kad šitoj situacijoje, suprantant, kiek tai yra blogai, kiek tai yra jautru, reikia visas priemonės bandyti, ne tiek bandyti ginčytis, kuri čia būtų geresnė ar blogesnė, tai jeigu jinai gali, tarkim, 5% išspręsti problemos, tai darykim. Neišspręs 100%, bet dalį vaikų mes tokiu būdu apsaugosim. Tai net jeigu 1 ar 2 vaikus apsaugosim, tai jau vien dėl to yra verta tokią priemonę išbandyti
ir ją daryti, ypatingai jeigu yra duomenų pagrindžiančių efektyvumą. Nes čia Seimo narys Vytautas Sinica jau pasiūlė įteisinti šitą cheminę kastraciją asmenims, būtent nuteistiems už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, kaip vieną iš lygtinio paleidimo sąlygų, nes čia, jeigu pamenat, buvo Konstitucinio teismo išaiškinimas, kad tokie asmenys gali būti lygtinai paleisti ir jau yra precedentai. Tai aš taip suprantu, kad jūs palaikytumėt bent jau diskusiją ir pradžią. Žinoma. Ir kuo daugiau mes priemonių turėsim visokių, tai pradedant nuo mokymo, kaip atpažinti tokias grėsmes, nes tiesiog matyt vaikam reikia daugiau ir paaiškinti, kas galima, ko negalima, kada jie turi suklust, kada tėvus informuoti ir panašiai. Žodžiu, čia nėra taip, kad tik tai registras arba tik tai įkalinimas paims ir išspręs pačią problemą. Turbūt ne viena čia ta kulka nebus sidabrinė, bet jeigu mes tą matom kaip problemą, tai reikia ir taikyti visas įmanomas priemonės, kurias šiandien dienai žinom. Tokia jautria tema mes baigiam pokalbį. Norisi palinkėti, kad turbūt tiek bažnyčia, tiek politikai, tiek visa visuomenė imsis tam tikrų priemonių, kompleksinių priemonių ir ieškos tų sprendimų, kad tokiu atveju būtų, apskritai jie būtų minimalizuoti. Ir aš viliuosi, kad šį kartą gal nebus susivelta pozicijoje, ten kažkokiose diskusijose, bet kad bus tiesiog padarytas darbas. Nepavyks, ten kažkas neveiks, galima taisyti, bet nedaryti yra tiesiog, aš manau, politiškai nusikalstama. Dėkui labai už pokalbį, už skirtą laiką. Ir dėkui taip pat klausiusiems ir žiūrėjusiems. Atsisveikinu iki kitų kartų.